Taigi, šįkart mūsų vizitas buvo į Norvegiją. Taip pat į Norvegiją vyko Lenkijos, Turkijos bei Vengrijos atstovai. Iki kelionės buvo likę 2 mėnesiai. Man jie tiesą sakant labai prailgo. Tuo metu turėjome susitvarkyti kelis formalumus, kad galėtume skristi. Taip, mokytojas spėjo, kad reikės nemažai pinigų. Ir skrisime į Norvegiją. Nieko čia keisto. Tai ekonomiškai labai stipri šalis. Ten yra atlyginimai kitokie. Taigi, išaušo ta lemtinga diena. 6 ryto su autobusiuku išvažiavome į Rygos oro uostą. Įsėdę į lėktuvą skridome link Norvegijos sostinės Oslo. Jausmas beribis. Ir štai, mes Norvegijoje. Atgavę lagaminus, truputį turėjome palaukti moters, kuri visą laiką buvo su mumis Norvegijoje. Ji taip pat buvo lietuvė, kuri mokė anglų kalbos mokykloje, kur turėjome vykti pirmadienį. Susipažinę vieni su kitais sėdome į traukinį. Iš oro uosto važiavome į Oslo centrą, kur turėjome apsigyventi pensionate. Tai buvo 2 aukšti pastatas, jame buvo labai daug kambarių, bet jie buvo nedideli. Buvo viena darbo virtuvė, kurią galima pasigaminti valgyti arba tiesiog pasižiūrėti televizorių. Pensionate buvo labai daug apsistojusių juodaodžių, kurie tiesą sakant buvo labai netvarkingi. Palikę lagaminus išskubėjome pietauti. Pietums valgėme salotas, labai daug salotų. Valstėje pavalgę susitikome su gide, kuri 4 valandas mus vedžiojo po Oslą. Aplankėme žymiausias vietas, ėjome ilgiausiamis gatvėmis, kur matėme daugybę parduotuvių. Buvome ir teatre, kuris supo jūrą. Ėjome gatvėmis, kuriuose buvo labai daug žmonių. Taip pat aplankėme karaliaus ir karalienės rūmus. Po ilgų 4 valandų ėjome į McDonald'ą. Vieni valgė mėsainius, o kiti tiesiog gėrė kavą. Grįžę iš ekskursijos po Oslą turėjome laisvo laiko. Mes mergaitės žinome, ėjome pasivaikščioti po parduotuvės, o berniukai nuėjo savais keliais. 8 valandą ėjome į restoraną, kuriame mūsų jau laukė užsakyta vakarienė. Valgėme vištieną, o desertui buvo šalti ledai. Kitą rytą atsikėlę labai anksti išskubėjome į traukinių stotį. Iš Oslo važiavome į Trondheimą. Teko važiuoti 7 valandas. Laikas labai prailgo. Nuvykę į Trondheimą aplankėme mokslo muziejų, kopėme į kalnus, nuo kurių buvo matyti visas miestas. Taip pat aplankėme Nidaroso katedrą, kuri buvo neapsakomo dydžio ir grožio. Žinoma, nepraleidome progos pamatyti ir Trondheimo universitetą. Viskas buvo kaip pasakoje. Vėliau ėjome į restoraną pavakarieniauti. Valgėme antį, aišku, laukė desertas. Jau kaip pabuvę pabendravę, artimiau susipažinę patraukėme link autobusų stoties. Iš Trondheimo. Šiandieną mes ne tik užbaigėme nuostabų projektą, bet ir paminėsime Europos dieną. Šią šventį ruošiamės ilgokai. Vyresnės klasės įsirinko savo patinkančią valstybę, taigi primenu šiandieną, kad 5-okai įsirinko Ispaniją, 6-okai Turkija, 7-okai Vengrija, 8-okai Norvegija, 9-okai Rumunija ir 10-okai Lenkija. Rinko žinias, labai domėjosi ir šios šventės tikslas parodyti simboliais ant asfalto, kaip jie įsivaizduoja, supranta tą šalį, jaučia galbūt. Ir antra mūsų dalis valstybės pristatymo, meninis tos valstybės pristatymas. Dirbsime taip. Pirmiausia, kviečiame komandų kapitonus čia prie komisijos, įsitrauksite numerius. Įsitraukę numerius komandų kapitonai niekur nenueina, stovi čia. Komandų kapitonai stovi čia, Vita. Komandų kapitonai ateina čia. Klausykite.
Kelintoji? Penkta Ispanija, užsirašote. Penkta. Turkija kelintoji? Pirma. Vengrija? Trečia. Norvegija? Ketvirta. Rumunija? Antra. Lenkija atliko šešta. Dirbsime taip. Turėdami šitos numerius, nueisime visas darbas, antroji, trečioji dalis vyks prie mokyklos aikštelėje, vidinėme kiemelėje. Kiemelis yra sudalintas į 6 gabalus ir ant jų yra užrašyti numeriai. Taigi jūs susiradę savo vietą, ten piešite valstybę savo, vaizduosite ją simboliais. Dabar ką mums reiktų susitarti visiems. Kaip patogiau, ar piešiame, kad būtų matoma į mokyklą? The sun is going down, the moon is coming up. Let's tear this club up. It's time to feel that. Šalį, o tu nevažiai nebūtų šalčiai. O, šiek man. Čia upė piešia doja. Toliau man reikia kažkokia... Ar liko nors kokių dažų purškiamų? Давай с
Rumunijoje gyvena nemaža dalis Romų, tai dabar paleisiu dvi čigonėlės paburti, o mes noriu pasiekti pasaką. Rumunijoje, Transilvanijoje, viduramžiais gyveno kunigaikštis Vladas Drakula. Niekas nežinojo, kad jis yra vampyras. Ir įsimylėjo labai gražią princesę, kuri taip pat nežinojo, kad jis yra vampyras. Jie užsidarė nakčiai Drakulos pilyje. Ir rytą gražuolė princesė taip pat tapo vampyrė. Jau įsigeidai? Jau? Po kurio laiko jiems gimė Drakuliukas. Ir laimingai gyveno šeima visą gyvenimą. O dabar pavaišinkit Drakulos krauju. Pirmiausia komisija. Atidaryk, duok pačiai. Čia galima? Galima. Daug neišvaduoti, daug visą neišmelti. Iškelkit visą. Ne, pradurta. Bum bum bum, ki hajlota zutra. Arament, Januška, zakajte Getrula. Rida, bum bum bum, zakajte Getrula.
Marhaba Lietuva! Marhaba Lietuva! Marhaba Lietuva! Kainuoja Rumunija!